Lietuvių žodyne žodis sėkmė eina prie žodį triūsas, o optimizmas eina priekyje šių dviejų. Tik triūsų galima įspėti savo problemas. Sunkus darbas triūsas yra. Darbas, jeigu dirbam, tai darbas turi būti, kaip sakant, ugdyti, bet ne žmogų nežlugdyti, aišku. Tas dirbu, kad gyvenčiau, ne kad net virkščiai gaunasi. Žmonės labai tokie nesėkmingi ir viską planuoja nesėkmė, o iš tikrųjų reikia atvirkščiai viską planuoti, gyventi sėkmė, aišku, kad būtum sėkmingi žmonės. Gerai, kai sėkmė yra, iš tikrųjų, nepraeina pro šalį. Sėkmė, kai gyventi su sėkmė, tai yra iš tikrųjų menas, iš tikrųjų. Sėkmė ir laimės dalykas, iš tikrųjų, nes turime siekti visą laiką, kad bus lydėti sėkmė, turim ruoštis, aišku. Sėkmė iš niekur neateina, iš tai reikia pasiekti tam darbo, taip sakant, ir sulaukti tos, galbūt to momento, kad ta sėkmė aplankytų, iš tikrųjų, turim laukti sėkmės, mylėti sėkmę. Jeigu mes nusteiksim nesėkmei, pralaimėjimui, pasiduosim iš karto, tai sėkmė, aišku, ir pabėgs. Sėkmė sąlyginis dalykas, kaip ir laimė, iš tikrųjų. Būti sėkmingam, tai tas pats, kas būti laimingam, aišku. Kad daugiau sėkmės būtų, iš tikrųjų, gyvenime. Labai pasigenda šiais laikais, iš tikrųjų. Reikia pastoviai ugdyti optimizmą. Optimizmas negali stovėti ir optimizmas turi būti progresas, iš tikrųjų. Dėsti irgi toks pat gyvenimas, sakyčiau, aš irgi važinėju dviračiais, pavyzdžiui, stengiuosi fizinę formą palaikyti, kad nepasiekčiau per anksti, aišku. Forma turi būti pastoviai gerai, nes tenka ir svorius pavežioti, ir pabėgioti greitai. Ir mano darbas irgi susijęs su ekstremaliu gyvenimo būdu, aišku. Tai aš policininkas esu, savanoris, tai va ir gaudom visokius pažeidėjus, tramdom, dalyvaujam akcijose įvairiose. Irgi ir netgi dalyvavom praeitą sykį akcijoje duoti kraują tenais, donoro akcijai. Tai va teko ir pirmą sykį duoti kraują, nors labai bijojau, aišku, galvojau, savo nuelgsiu. Jeigu kam nelaimė bus žmonėms, arba man pačiam prireiks pagalbos, tai va ir žinau dabar savo kraujo grupę, tai va kažkam kraujo reikės, tai va, arba man kas nors. Viskas nuolat keičiasi, tempas didžiulis, visi bėga, visi lekia. Jeigu pasišnekė dar gatvėje, dar gali kažką tai eidamas šalia. Bet taip specialiai kažkur tai taip jau, taip laisvai, kad kažkur galėtume pabendrauti, tai labai reikia ieškoti tokios progos. Nu, mes miestą dabar irgi turėsim gerą galimybę biškai apžiūrėti miestą, prisiminti visą gyvenimą miesto, kad per daug netrūktumėm. Pasižiūrėsim žmonės, kaip atrodo, kaip gyvena. Ir va, tik oras biškai šiandien visus išbaidė, gatvės tuščios, gaila. Man jau 40 metų, aš irgi dar nieko nesukūręs. Tai va vis kuriu kažkur tai, kažką tai, bet va vis dar lieku vienišų širdžių klube, kažko nesiseka man. Su moterim pats sunkiai sekasi bendrauti. Jos iš karto galvoja, aha, kažko tai jam reikia, kažko tai nori. Paprasčiausiai bendravimas yra tiek, čia jokios įskaičiavimo kažkokio negali būti. Tai va, mano toks svajonės susirasti kokią artimesnę draugę ir kad galėtum kažkur tai interesus bendrus turėti. Gyvenimą taip netitrūksiu nuo tikrovės, iš tikrųjų, neplaukiu kažkur padebesiukais. Tai va ir stengiuosi išlaikyti tą aukso vidurį, tą lygumą. Viskas planuota, viskas racionalu labai. Tai va, resursus irgi viską, kas yra resursus, labai naudojam. Gan stengiuosi naudoti protingai, aišku. Nes visi tie praradimai yra ateinantys iš to neracionalumą ir tų visų šuolių, tai planuoju, iš tikrųjų, gyvenimas suplanuotas mano yra. Skųstis gyvenimą negaliu, iš tikrųjų. Visas gyvenimas mano mokykla savotiškai yra, priima gyvenimą kaip dovaną, kaip erdvę tobulėjimai. Man labiau patiktų necivilizuotų šalių gyvenimo stilius, kur, pavyzdžiui, vaikystė yra vaikystė, gyvenimas yra gyvenimas, o pas mumis čia kažkaip tai padaro viską vienodai. Vienodas, kaip sakant, projektuojamas toksai žmogaus gyvenimas iš tikrųjų. Turi ten tą daryti ir kelias vienintelis yra į tą tobulėjimą, tik tai per tą mokyklą, per darbą. Ir ne ką čia pasirinksi, aišku. Bet jeigu būčiau galbūt kur nors toliau nuo civilizacijos, gal to pasirinkimo būtų daugiau. Galės būčiau gal turėti tokių neįlinių, tai aišku, išgyvenimą ten tokių, kažkokią patirtį, kažkokią neįlinę. Taip stengiuosi, kad būtų gyvenimas gan įvairus iš tikrųjų. Ir stengiuosi, aišku, kad prisiminimai liktų ne patys niūriausi, aišku, kad būtų tokio gan
gan šviesios spalvos mano gyvenime. Nu, į ateitį dabar šiuo metu, tai nežinau, gyvenimas lyg tai gyvenu kaip ir norėčiau. Nors irgi esu susaistęs tam tikrų aplinkybių. Taip ir ekonominės, aišku, ir finansinės, ir lavinimas, ir kultūrinės, aišku, viskas dedasi į vietą ir gan civilizuotą gyvenimą gyvenu ir esu iš tikrųjų patenkintas. Vat šioje erdvėje išnaudoju, man atrodo, kokius 70% savo galimybės. Kol kas į užsienį, sakau, nebėgu taip, praktiškai, nežinau, aš vadovaujuosi tokia nuostata, kad čia turime, kur esi, ten ir turi kurti tą rojų. Jeigu nesusikursi rojaus čia, tai vadinasi ir kitur kažkur, tai svetimose šalyse tavo tas pats irgi bus. Reikia būti tam tikrų filosofų, iš tikrųjų išnaudotas mūsų pliusus, tos gyvenimo būdo ir aplinkos. Ir visur maždaug yra po lygiai, iš tikrųjų, atrasti tą pliusus ir nesinorės kažkur tai ieškoti, kažkur tai gainiot vėjus. Nors nežinau, jeigu emigracija taip kartais jau priverstų, tai ką, tokia patirtis man irgi praverstų, iš tikrųjų, išnaudoju. Nesu iš tikrųjų toksai žmogus, kuris viskas pjauna iš anksto. Ir bandyti būtų visi įdomu, aišku. Nauja sfera, nauja kultūra, pavyzdžiui, naujas kalbas, kažką tai tokio į save atrasti kažkur tai kitur, alternatyvą kažkokiam gyvenimui, tai būtų iš tikrųjų naudingas dalykas. Tyčia, vienas, du, trys, filmuojam. Mano draugų ratas daugiausiai yra vienišiai. Gal ir Pala sekundė, palauk, galėsim pasiruošti. Tai iš įvykių vietos. Na va, šiandien buvo gera diena iš tikrųjų, mes čia visus susirinkom į koncertą. Buvo koncertas iš Vilniaus ir sukoncertavo Cololo ir Zvonkė. Ir šiaip man dabar yra puikiai galimybė pristatyti savo draugus. Kai kurie yra Supertrampo brolijos pasekėjai, kai kurie tik tai besidomintis yra ir šiaip draugai pažįstami. Ir būtų galima mane pristatyti Gintautą iš kai kurias mano biografinius faktus ar kokias nors akimirkas gražesnės. Nes kaip pats pavyzdžiui, taip ir nelabai aš ir galėčiau kažką apie save papasakoti. Geriau, kad papasakotų visą tą mano draugai. Bet tai bus objektyvų, labai objektyvų bus. Pavyzdžiui, galvoja Vytenis, Česlovas, Jūratė, Valdas, Andrius, slepiasi, ir Mindaugas, ir Saulius. Tai va, Andriu, tai jo. Smagus žmogus. Nu, geras draugas, smagus žmogus. Aš Gintą pažįstu jau daug metų. Gintas labai šaunus vyras, jau kokius 5 metus. Gintas domisi esperanto kalba. Visą laiką pasiruošęs padėti, visada pagelbė draugams. Smagu su jie leisti laisvalaikis, visada toks pat. Neturi jokių kaukių, nėra užsidėjęs. Ir visiems labai draugiškas ir atviras žmogutis. Šiauliai gali didžiuotis turėdami Gintą. Apie Gintą galiu pasakyti tiek, kad jis yra labai optimistiškas, visada geros nuotaikos. Beveik kiekvieną dieną praskaitrina atsiųsdamas tokias labai subtilias, gražias žinutes. Jos labai pakelia nuotaiką ir depresiją išsklaido. Tai linkiu Gintui ir toliau kurt tos keturėlius savo tokius nuostabius. Ir juos siūst. Man jie patinka. Gintas geras žmogus. Daug keliavom su Valdu. Entuziastas. Jo, mes su Valdu daug keliavę esame. Simpatiškas. Visą laiką susitikti malonu. Jo, mes su Valdu daug laiko praleidžiam. Turi daug idėjų gerų. Jo. Dabar mane biškai galima būti pafilmuoti. Tai va, mes su Valdu daug laiko praleidžiam, iš kurių visą vasarą, pavyzdžiui, ir dalyvaujam rungtynėse įvairiuose, ir žygiuose. Nu, aš galiu pasakyti apie Gintą. Gintas važinėjęs dviračiais vasarą, rudenį važinėja. Tik vaikai, jis daug važinėja saulės miestai, dar kur nors. Tik tada, kai geri žmonės nieko nedaro. Man tas labai, man tai yra iš tikrųjų savotiškas iššūkis, aš stengiuosi tą taisyklę vadovautis.